Labą dieną, čia laida Duok žaibą ir jos vedėja ūkininkė Paulina. Norėčiau apklausti šį smarkų sportininką. Labai diena, žinok, viską bus, sakykit. Apie rūšiavimą, apie šiukšles, naujų, tai aktualu. Kiek laiko rūšiuojate ir ar iš viso rūšiuojate? Taip, rūšiuoju, žinokit. Nebėk. O kiek laiko, tai žinokit labai mažai. Nu, kažkur 2 mėnesius. Ar žinote, į kokius konteinerius dėti šiukšles? Žinoma, kad žinau. Pasakykite. Spalvos ir pavadinimus. Ir tą. Tai gerai, popierių ir kartoną reikia dėti į popierių ir kartoną mėlynos spalvos. Plastiką ir metalą reikia mesti plastiką ir metalą į geltoną spalvą, o į žalią reikia stiklą mesti. Na, puiku, jūs atsakėte visiškai teisingai. Bet mano skaliavai atsiriša nuo to jūsų teisingumo. Na, tai ar jūsų draugai, kiti pažįstami rūšiuoja, ar jūs juos skatinate rūšiuoti? Daugelis iš tikrųjų rūšiuoja. Aš ir skatinu, žinokit, rūšiuoti. Bandau kažkaip. Nu, kai kurie žmonės, aišku, nelabai norai sutinka, tai nelabai. Ar esate kada nors buvę primušę ar kaip tuščiai, kad pasiūlėte rūšiuoti? Ne, žinoma, ne. Na, tai geras mėgimo. Ačiū. Čia buvo laida Duok žaibą ir jos vedėja ūkininkė Paulina.